Na, šiek tiek kitoks uždavinukas, tai jau yra algebrinio reiškinio pertvarkymas. Tai dabar pažiūrėkime, ką mums čia reikia padaryti. Raskite skaičius A ir B, jeigu štai ši trupmena lygi tokiam reiškiniui. Reiškia, kažkaip tai reikia štai šią trupmeną pertvarkyti, kad būtų skaičius ir plius ir tokia trupmena. Turbūt žinote tokią savybę, kad jeigu aš turiu dvi trupmenas, sudedu su vienodais vardikliais, tai aš galiu sudėti skaitiklius ir vardiklis liks tas pats. Bet tai reiškia, kad galiu padaryti ir atvirkščiai. Jeigu turiu viršuje skaitiklyje sumą, tai galiu parašyti, kad tai yra dviejų trupmenų suma. Vat štai taip. Tai dabar pas mane yra 5x minus 7 dalinti iš x, lygu, aš galiu parašyti, kad tai yra 5x dalinti iš x ir minus 7 dalinti iš x. Tai čia x-iukai susiprasina, bus 5 minus 7 dalinti iš x-iuko. Tai kokia mūsų A reikšmė? A, štai šitas skaičiukas pas mus yra lygus 5. Aiškiai. Dabar B truputėlį neapsirik, čia buvo pliusas, pas mus minusas. Reiškia, B bus minus 7. Minus 7. Toliau mūsų klausia, kurią trupmeną daugint gausime, jeigu trupmeną 5x minus 7 ir padalinta iš x padauginsim iš 3. Turbūt žinai, kad trejetuką aš galiu perrašyti kaip 3/1. Ir tada dauginant trupmenas, skaitiklis dauginsis iš skaitiklio, o vardiklis iš vardiklio. Ir sudauginus aš gausiu 5x kart 3, 15x minus 21 padalinta iš x. Ieškau čia tokio atsakymo, jisai radau, C eilutė ir uždavinys išspręstas.